būtent grįžus iš gamtos ir kultūros parko ir skirtos gamtos ir kultūros parko visas tas panoramos. Ir čia aš kaip menininkas taip pasistengiau negrinai, sakant, žemėlapį, tarkim, nuskanuoti, bet ta visa takų struktūra yra pavaizduota, mano jau, sakant, čia centimetrų tikslumų nėra pavaizduota, bet bendras vaizdas, matot, ten jau būtent estrados vieta, kur švenčių ta pagrindinė vieta vyksta, bet ten dar yra neišbaigta, čia tai kaip ir mano fantazijos toks sprendimas, kaip pradėtų atrodyti ta estrada galutiniam rezultate. Špakelis čia tokia kaip ir Dabikinės pilį galėtų pastatyti, nes rašytinio šaltinius yra paminėta Dabikinės pilis. Ir tokia svajonė, manau, kad ne tik aš turiu, gal ir daugiau akmeniškių, bet rajono valdžia tokiems grandioziniams planams labai ir pasirengusi. Jie daugiau fabrikus linkę statyti, biznį daryti būtent verslo struktūrom, bet kultūros ta politika jie gan menkai vystoma. Tai čia irgi yra būtent galva. Tokia pavaizduota, gal žiūrit, čia yra kontūrinė linija upelio, o tas parkas yra šitoj pusėje daugiau ir upės vaga. Čia burna matos, ten nosis ir gal čia žiūrit biškai kaip ir galva didžiulė. Tai čia smakras, o ten akis yra ir čia, kaušas jau ten turėtų aukščiau būti vaizduotas. Bet čia yra aeroklubas gal praėjot. Čia tokia idėja kaip ir pirmojo to Garrekio modelio pastatą tokį įrengti, bet aišku, čia fantastinė vizija, dažnai tų fantastinės tos vizijos ir tokios gan brangokos ir jas įgyvendinti yra be galo sunku, o kitiems net ir biškį fantazijos pritrūksta ir galvoju, kaip čia tą gali padaryti. Tai o čia dabar stovi toj dirbtuvykė mano, čia mano tėvų namas, čia seniau ant kalno buvo, yra buvęs malūnas, vėjo malūnas, dabar kelių valdybos kalvo ir jis sužeminta. Ir ko gero gal kažkas, sakykime, pirmąjį tą, gal net ne pirmąjį variantą tos galvos pastebėjo, čia vėlyvesniai žmonės, tarkim, į malūno viršų užlipus, ta nosis dalis jau kažkiek matos, gal dar ir burną galėjo žiūrėti, bet ta galva ir kilometrinė dydžio, tokio dydžio iš apačios nepamatyti.